Sveiki! Pietų Korėja jau ilgą laiką yra vadinama plastinės chirurgijos sostinė, nes jis smarkiai lenkia kitas šalis pagal plastinių operacijų paplitimą. Korėjiečiai taip įpratę gultis po skalpeliu, kad tą daro net ir vos pilnametystės sulaukę asmenys, o neretai už jų grožio procedūrą sumoka net ir tėvai, padovanodami jas vietoj telefonų, kompiuterių ar kitų įprastų mokyklos baigimo ar gimtadienio dovanų. Šį kartą laidoje sužinosite, kodėl Pietų Korėja yra taip pamišusi dėl plastinių operacijų. O jei patiks ši laida, nepamirškite prenumeruoti kanalą Maistas smegenims ir pamėgti bei pakomentuoti šį video. Pasaulyje plastinių operacijų atliekame vis daugiau ir kiekiai didėja svaiginančiai greitai. Manoma, kad vien per pastaruosius kelerius metus plastinių operacijų padaugėjo net 40%. Tačiau nepaisant bendrų pasaulio tendencijų, Pietų Korėjiečiai vis tiek smarkiai lenkia bet kurios kitos šalies gyventojus. Pietų Korėjoje atliekama apie 13,5 procedūros tūkstančių gyventojų, o tai yra net dvigubai daugiau nei tarkime JAV ar Brazilijoje. Jei žiūrėsime bendrą visų gyventojų statistiką, maždaug 1 iš 25 korėjiečių kasmet gulasi po skalpeliu. Tarp jaunų merginų ir moterų plastinės operacijos dar dažnesnės, nes manoma, kad net 1 iš 3 19-29 metų korėjiečių yra patyrusios nors vieną plastinę operaciją. Esame įpratę, kad Lietuvoje daugelis žmonių gulasi po skalpeliu tiesiog dėl asmeninio noro pašalinti atsiradusius trūkumus, atitolinti senėjimo požymus ar bandant ištaisyti dėl nelaimių, ligų ar kitų aplinkybių atsiradusias problemas. Tačiau Pietų Korėjoje tiek pats požiūris į plastines operacijas, tiek jų priežastis gan smarkiai skiriasi nuo mūsų. Korėjiečiai dažnai gulasi po skalpeliu vien tam, kad išgyventų žiauriame, aukštus grožio standartus turinčiame pasaulyje, kur net elementarūs darbo pokalbiai gali baigtis nuolatiniu bedarbio atmetimu, vien todėl, kad jis nėra pakankamai gražus. Ką Pietų Korėjoje reiškia grožis, susiformavo prieš šimtmečius. Tradiciškai Pietų Korėjoje grožis siejamas su šviesia oda, lieknumu, didelėmis akimis, smulkiu veidu, V formos smakru ir proporcingais bruožais. Jau nuo senų laikų balta oda simbolizavo aukštą kilmingumą ir morališkumą, o moderniosios plastinės chirurgijos šaknys šalyje siekia dar Korėjos karą. JAV karo chirurgai, tokie kaip Davidas Ralphas Millardas, atvyko gydyti sužeistų kareivių ir civilių. Iškart po paliaubų 1954-aisiais į Korėją atvykęs Millardas, žinoma, planavo ne kažkokias žmonių gražinimo operacijas, o tai, ko verkiant reikėjo tuometiniams korėjiečiams. Rekonstrukcinės operacijas sužeistiems kareiviams ir civiliams, taip pat nudegimų gydymą, kiškio lūpos operacijas ir panašiai. Tačiau labai greitai Millardo darbas peržengė medicininės būtinybės ribas ir jis ėmė visiškai nebūtinų procedūrų, padėjusi pamatą dabartiniai korėjiečių plastiniai chirurgijai. Millardas pirmąją blefaroplastikos operaciją, tai yra akių vokų operaciją, atliko korėjiečių vertėjui, kuris troško atrodyti mažiau azijietis. Vertėjas tikino, kad dėl akių formos amerikiečiai neva negali suprasti jo emocijų ir juo nepasitiki. Millardas vėliau atlikęs daug panašių operacijų irgi tikėjo, kad pakeitęs korėjiečių akių formą į apvalesnę, jis neva padeda korėjiečiam geriau integruotis į besivystantį vakarų pasaulį bei tapti artimesniais tuometiniams sąjungininkams amerikiečiams. Nors anuomet nemaža dalis pirmųjų pacienčių buvo tiesiog laisvo elgesio merginos, teikusios paslaugas JAV kariams. Jos tikėjo, kad pakeitusios savo bruožus į vakarietiškus bus populiaresnės tarp amerikiečių kareivių. O paprasti žmonės po karo tiesiog ėmė tikėti, kad gebėjimas atrodyti moderniai ir vakarietiškai jiems padės atsiriboti nuo karo nualintos praeities, padės pasiekti sėkmę ir sveikatą. Čia vaidmenį vaidino ir noras atsiskirti nuo senojo kolonizatoriaus – Japonijos. JAV chirurgai daugumą operacijų tuo metu atlikdavo nemokamai, kaip humanitarinę pagalbą, o tai pripratino Korėjos visuomenę prie minties, kad chirurgo skalpelis yra prieinamas visiems ir gali pataisyti viską, nuo karo paliktų žaizdų iki gamtos klaidų ir net prigimtinių bruožų. Šis laikotarpis padėjo pamatą idėjai, kuri Korėjoje yra giliai įsišaknijusi iki pačių dienų, kad veidas yra įrankis, kurį galima ir būtina tobulinti siekiant sėkmingesnio gyvenimo ir atsiskyrimo, siekiant rasti naują tapatybę. Be to, amerikiečių chirurgai apmokė pirmąją Pietų Korėjos gydytojų kartą.
Korėjiečiai chirurgai greitai suprato, kad šalyje ne tik nemažėja rekonstrukcinės chirurgijos poreikis, bet ir auga estetinių operacijų poreikis. Jau 1961-aisiais Seule buvo atidaryta pirmoji privati plastinės chirurgijos klinika, nors šalis tuo metu vis dar kovojo su skurdu. O dar po 5 metų buvo įkurta Korėjos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija. Tai plastikos chirurgai atsiskyrė nuo bendrosios chirurgijos specialistų, pradėjo rengti savo konferencijas, nustatinėti etikos normas ir panašiai. 7-ame dešimtmetyje plastinė chirurgija Pietų Korėjoje buvo oficialiai pripažinta atskira medicinos specialybė. Ir tai prasidėjo gydytojų bumas, nes į plastinę chirurgiją žiūrėta kaip į prestižinę ir techniškai itin pažangę. Nors iš pradžių gydytojai mokėsi iš amerikietiškų vadovėlių, greitai imta kurti naujas metodikas, pritaikytas būtent azijietiškiams veido bruožams. Tuo metu televizija bei spauda irgi pradėjo formuoti naują vaizdą, smarkiai prisidėjusi prie plastinių operacijų bumo. 7-asis dešimtmetis buvo tas laikotarpis, kai atsirado pirmosios garsenybės neslepiančios, kad pasitobulino išvaizda chirurgų pagalba. Augantis profesionalių plastikos chirurgų skaičiai, niekaip nesibaigiantis dirbtinio grožio propagavimas televizijoje ir spaudoje davė greitus vaisius. Jau maždaug 90-aisiais plastinė chirurgija Pietų Korėjoje iš medicininės paslaugos virto kone masiškai vartojama preke. Tuo metu Korėja jau buvo atsigavusi, vidurinioji klasė turėjo pakankamai pinigų, kuriuos galėjo skirti ne tik išgyvenimui, bet ir savęs tobulinimui. Plastinė chirurgija tapo prieinama ne tik elitui, bet ir paprastiems biurų darbuotojams, kurie skubėjo gultis po skalpeliu, nes tuo metu investicija į išvaizdą jau buvo pradėta traktuoti taip pat racionaliai, kaip investicija į išsilavinimą ar nekilnojamąjį turtą. Būtent maždaug tuo metu Seulo Gangnam rajonas pradėjo virsti plastinės chirurgijos meka, kur klinikos ėmė dygti kaip grybai po lietaus, nes jų atsiradimas skatino tiek didėjanti paklausa, tiek ir palanki mokesčių politika. Be to, klinikos labai greitai tobulėjo, nes konkurencija skatino sparčią technologinę pažangą, klinikų efektyvumo didinimą ir kitus pokyčius. Įdomu tai, kad 1997-aisiais atėjusi gili ekonominė krizė nesustabdė, o tik dar labiau paskatino operacijų bumą. Masiškai atleidinėjant darbuotojus, kova dėl darbo vietų tapo itin brutali. Pietų Korėjos visuomenėje įsitvirtino iki šiol niekur nesitraukianti nuostata, kad gražesnis kandidatas turi didesnį šansą gauti darbą, o darbdaviai savo ruožtų iš tikrųjų ėmė griežčiau vertinti kandidatus, atsižvelgdami ne tik į jų išsilavinimą ir patirtį, bet ir išvaizdą. Tad žmonės ekonominio nuosmukio įkarštyje skubėjo skolintis pinigus operacijoms, tikėdami, kad tai yra vienintelis būdas išlikti konkurencingiems krizės metu. Žmonės taip pat pateisino plastinės operacijas šeimos sukūrimo kontekste. Esą su patobulintu veidu pavyks greičiau susirasti porą ir toji pora bus kur kas sėkmingesnė, labiau pasiturinti ir panašiai. Tuo metu plastinė operacija imta agresyviai reklamuoti viešajame transporte, televizijoje, žurnaluose. Operacijos pradėtos aptarinėti kaip elementarios mados tendencijos, o ne kažkoks gėdingas reikalas. O grožio standartai linko prie Holivudo žvaigždžių bruožų. Ryškesnių skruostikaulių, platesnių akių, aukštesnės nosies, bet drauge bandant išlaikyti azijietišką švelnumą. Tuo metu operacijos buvo tokios dažnos, ypač kalbant apie moteris, kad imta juokauti, jog daug moterų atrodo panašiai, vaikšto su vienodomis nosimis, akimis, net smakrais. Tačiau šiuo laikotarpiu po chirurgo skalpeliu masiškai ėmė gultis ir vyrai, kurie taip pat pasidavė bendrai tendencijai, mąstymui, kad norint išsaugoti arba gauti darbą ir apskritai būti sėkmingu, būtina kuo labiau atitikti grožio standartus. Nors krizė praėjo ir atkeliavo 21 amžius, plastinių operacijų populiarumas Korėjoje po patirtų sunkumų vis tiek augo. Viena pagrindinių priežasčių – socialinis spaudimas. Pietų Korėjoje gyvybiškai svarbu būti tvarkingam ir gražiam. Jau mokykloje vaikai girdi, kad išorė gali lemti likimą, tiek darbo rinkoje, tiek asmeninėme gyvenime. Ne tik tėvai, bet ir pačios mokyklos dažnai ragina rūpinti savo išvaizdą, pradedant kosmetiką, bet leidžiant suvokti, kad vėliau rūpinimasis savimi turėtų išsiplėsti ir iki operacijų, jei kol kas netitinki grožio standartų.
Nenuostabu, kad net 42,8% 15-19 metų paauglių 2024 atliktoje apklausoje nurodė išvaizdą kaip didžiausią savo rūpestį po mokyklos ir studijų reikalų. Vėliau darbo rinkoje pastebimi reikalavimai ir darbdavių elgesys verčia dar labiau įtikėti operacijų būtinumu. Teigiama, kad prieš pakeičiant įstatymus net 93% Pietų Korėjos įmonių privalomai reikalavo pridėti nuotrauką prie CV. Antraip kandidatūra į darbo vietą net nebus priimta ir svarstoma. Ir tai ne šiaip formalumas. Beveik pusė personalo specialistų pripažįsta, vertinantis kandidato asmenybę tiesiog žiūrėdami į nuotrauką. Jei nuotraukoje nesimato užtikrinto, ryškaus žvilgsnio ar simetriškų dailių bruožų, didelė tikimybė, kad vien dėl to kandidatas net nesulauks skambučio ateiti į atranką. 2017 m. Pietų Korėjos apklausa parodė, kad beveik 40% respondentų patyrė diskriminaciją dėl savo išvaizdos, kai ieškojo darbo. Nors formaliai dar 2019 metais Korėja uždraudė darbdavius klausti apie kandidato išvaizdą, tačiau daugelis įmonių vis tiek prašo nuotraukų, prisidengdami noru patikrinti tapatybę. Taigi daugeliui plastinės operacijos yra reikalingos ne dėl asmeninio noro tapti gražesniais, o tiesiog kaip būtinybė. Tačiau pastebima, kad nors plastinės operacijos priimamos kaip kone būtina norma, jos neužtikrina taip trokštamos laimės. Daugelis iš pradžių tik apie vieną plastinę operaciją galvojusių žmonių, po jos atlikimo ima galvoti apie antrą ar trečią operaciją. Psichologai pabrėžia, kad kuo labiau yra tobulinamas kūnas, tuo labiau yra juntama įtampa dėl standarto neatitikimo. Manau, dar reikėtų paminėti kitą 21 amžiaus bruožą. Šis laikotarpis visame pasaulyje atnešė K-pop muzikos bumą ir staiga pakeitė plastinės chirurgijos evoliuciją iš vien socialinio būtinumo į kone pasaulinį kultūrinį fenomeną. Jei anksčiau tik korėjiečiai norėjo atrodyti kitaip ir kūrė savitą plastinių operacijų kryptį, tai po 2000 metų pasaulis irgi pradėjo norėti korėjietiškų grožio standartų. Bet žinoma, pirmiausia, K-pop banga smogė patiems korėjiečiams. K-pop grupių muzikos industrijos standartai tapo visuomenės standartais. Grupių nariai dažnai pasižymė panašiais veido bruožais – V formos smakru, didelėmis akimis, išraiškinga nosimi su aukštu tilteliu, ypač šviesia oda. Svarbu ir proporcijos – kakta, nosis ir smakras turi būti vienodų proporcijų. Tokie nuolat matomi bruožai tarp korėjiečių suformavo konkretų estetinį idealą, kurį pasiekti be chirurgo pagalbos tiesiog neįmanoma, net ir labai to norint. Jų genetiškai nuspręstų veido bruožų nepakeisi vienvalia ir darbu, kaip kad įmanoma atsikratyti nepageidavimų kilogramų. Beje, auksinės proporcijos egzistuoja ne tik veidui, bet ir kūnui. Veido ir kūno proporcijos yra pateikiamos kaip neva objektyvūs matavimai, pagal kuriuos žmonės gali vertinti savo kūnus, o jei jų netitinka, viską pasikoreguoti artimiausioje klinikoje. Pavyzdžiui, egzistuoja net blauzdų botoksas, kurio tikslas susilpninti blauzdų raumenis, kad koja atitiktų auksinį santykį. Be to, kai kurios žvaigždės Korėjoje pradėjo viešai pasakoti apie atliktas operacijas ir atvirai prisipažindavo, kad nesykį naudojosi plastikos chirurgijų paslaugomis. Internete galima rasti daugybę prieš ir po nuotraukų, kurios skatina paauglius svajoti apie panašius pokyčius. Nors tose nuotraukose dauguma muzikantų nufotografuoti būdami paaugliai, dar besiformuojant jų veidams, tačiau tokios detalės niekam nerūpi. Užtenka pamatyti stulbinančiai besiskiriančias prieš ir po nuotraukas, kad imtum svajoti apie panašią idealią išvaizdą. Tad nenuostabu, kad jau daug metų tarp populiariausių procedūrų yra akių, nosio, žandikaulio operacijos, o norėdami atrodyti jaunatviškai, žmonės taip pat dirbtinai padidina paburkimą po akimis. K-pop žvaigždės dėl savo išvaizdos imasi ir mums vargu ar girdėtų, tačiau Korėjoje puikiai žinomų procedūrų. Pavyzdžiui, grupių nariai nusprendžia leistis botoksą iš nervės, nes koncertų metu operatoriai priartina kameras prie jų veidų, kol šie dainuoja ir šoka. Aukšta vaizdo kokybė parodo kiekvieną prakaito lašelį ant jų odos, kiekvieną netobulumą, todėl botoksas tapo įprastu pasirinkimu, neleidžiančiu šnervėms nefotogeniškai išsiplėsti stambaus plano metu.
Egzistuoja ir tokios procedūros kaip pažastų balinimas, pakaušio skutimas, kad galva atrodytų apvalesnė, botokso leidimas į trapecinius raumenis ir panašiai. Tokių specifinių procedūrų daug kas net nepastebėtų, tačiau Korėjos grožio standartai tapo tokie griežti, kad žvaigždės ėmėsi net ir jų. O K-pop grupių grožis ir plastinės chirurgijos populiarinimas galutinai nuėmė bet kokį likusį neigiamą požiūrį į plastinių operacijų procedūras. Jos tapo pripažįstamos kaip sunkaus darbo ir rūpinimosi savimi dalis, kaip kažkas, kas yra normalu, įprasta ir būtina, norint būti sėkmingam ir laimingam. Dabar plastinės operacijos Korėjoje yra tokios įprastos, jog mokyklos baigimo ar gimtadienio proga tėvai dovanoja savo vaikui grožio procedūrą, pavyzdžiui, nosies ar akių vokų operaciją. Daug klinikų netgi siūlo didžiulės nuolaidas ir specialius jaunimui skirtus paketus, kad pritrauktų kuo daugiau ką tik pilnametystę sulaukusių jaunuolių. Operacijos Korėjoje yra tapusios socialinio kapitalo investavimo į sėkmę įrankiu. Net 66% korėjiečių pritarė, kad kai kurioms moterims reikia plastinių operacijų prieš bandant ištekėti, nors 1994-aisiais taip manančių buvo tik 38%. Šiuo laikotarpiu taip pat prasidėjo medicininio turizmo bumas. Taip pat paaštrėjo vadinamųjų gydytojų vaiduoklių problema. Tai gydytojai, kurie atlieka operaciją vietoj chirurgo, kurį pacientas iš tikrųjų nusamdė. Jie ateina į operacinę jau po to, kai pacientas būna užmigdytas. O daugelis klinikų neturi kamerų operacinėse, todėl kažką įrodyti yra sunku. Nors tai yra nelegalu, tačiau dėl milžiniškos paklausos, vietoj to, kad tiesiog priimtų mažiau pacientų, klinikos samdo jaunesnius, mažiau patyrusius gydytojus ir taip maksimalizuoja pelną savo pacientų saugumo kainą. Beje, net jei tokia apgaulė yra įrodoma, dažnai bausmės būna labai švelnios. Pavyzdžiui, vienas gydytojas, leidęs slaugytojai mažiausiai 90 kartų atlikti vokų ir nosies operacijas, buvo nubaustas vos 3 mėnesių licencijos sustabdymu. Korėjos plastikos chirurgų draugijos duomenimis, tarp 2008–2014 metų Pietų Korėjoje galėjo būti apie 100 000 gydytojų vaiduoklių atliktų operacijų aukų. Tačiau po skalpelių ir toliau ryžtasi gultis tiek patys korėjiečiai, tiek ir užsieniečiai, susivilioję medicininiu turizmu. 2024 metais į Pietų Korėją dėl dermatologijos ir plastinės chirurgijos procedūrų atvyko 1,17 milijonų užsieniečių, o 2025 jų skaičius viršijo net 2 milijonus. Tačiau tikrai svarbu nepamiršti ir tamsiosios pusės. Kaip ir bet kurios šalies grožio industrijoje, egzistuoja žmogiškos klaidos, į pelną orientuotos klinikos, kur noras pasigražinti gali baigti sugadintą išvaizdą, teisiniais ginčais ar net mirtimi. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir jei patiko laida, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims.